Labas vėl, čia ketvirtoji laida apie užsienio politiką, Surplys ir Gaublys. Jeigu reikėtų vienu žodžiu apibūdinti tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje, turbūt geriausiai tiktų veiksmažodis dega. Dar 2020 metais prasidėjo konfliktas tarp Azerbaidžano ir Armėnijos dėl Kalnų Karabacho, kuris atsinaujino šiemet ir Kalnų Karabachas de facto atiteko Azerbaidžanui. 2020 metais mes matėme, kas vyko Baltarusijoje po taip vadinamų prezidento rinkimų, kai Lukašenka tiesiog griežčiausiamis, žiauriausiamis represijomis baudė tuos, kurie Baltarusijoje jaučiasi subrendę demokratijai ir laisviai. Kaip tai pajuto Lietuva, mes tai pajutome tiesiogiai, pirmiausia, remdami opoziciją, remdami laisvės ištroškusius žmonės, o paskui sulaukdami organizuotos nelegalių migrantų, kurie atskrido su Turkish Airlines lėktuvais, sumokėję didelius pinigus, atakos prie Lietuvos Respublikos sienų. 22 metų vasario 24 dieną Rusija užpuolė niekuo neprasikaltusią Ukrainą, apie tai mes jau kalbėjome, ir Europa pamatė, ką 21 amžiaus pradžioje reiškia vėl į Europą sugrįžę masinės kapavietės, išprievartauti lavonais už nugaros, surištomis rankomis ir sugriauti miestai. Pastaruoju metu mes matome per Afriką nusiritusią pilietinių karų bangą, taip pat paskutinis Hamas ir Izraelio konfliktas, kurį inicijavo Hamas žudikai, turbūt kitaip neapsiverčia žodis pavadinti, ir tikrai jau vaizdai su išniekintais kūdikių lavonėliais, vėlgi sudegintais žmonėmis, su mušamais, jau mirusiais žmonėmis plinta po televizijos ir interneto kanalus, taigi patys galite pamatyti, koks yra skirtumas tarp, tarkim, Izraelio vykdomo karo ir, kai žmonės puola žvėrys. Taigi, dar turime užšaldytus konfliktus Sakartvele, Pietų Osetijoje ir Abchazijoje, Moldovoje, Padniestrėje, bet kada galinčius vėl išsprogti Balkanus. Turim 4 milijonus pabėgėlių, kurie vis dar glaudžiasi Turkijoje, pabėgėlių stovyklose. Dėl pastarųjų konfliktų artimuosiuose rytuose ir Afrikoje mes galim sulaukti dar milijonų pabėgėlių iš Palestinos, iš Afrikos šalių. Taip kad štai tokiame pasaulyje dėja esame atsidūrę. Ir, geriausiai tai įvardina žodis pasaulis dega. Kodėl taip atsitiko, kodėl taip įkaito temperatūra mūsų Gaublyje, turbūt galės pasakyti po kelių dešimtmečių istorikai, tačiau jau dabar galima įvardinti 3 priežastis, kurios be abejo yra su tuo susijusios. Tai pirmiausiai mes išgyvenome labai keistą laikotarpį, kurį sukėlė COVID pandemija. Jinai sutraukė žmonių ryšius, jinai pablogino mūsų psichologinę pusiausvyrą, jinai pastūmėjo tokius technologinius procesus, mes įpratome dirbti nuotoliu, mes įpratome daugelį dalykų spręsti internetu, mobiliaisiais telefonais, ir visa tai sujaukė pasaulio tvarką ir natūralu, kad įžiebė ir nužmogintą konfliktų sprendimo būdą, ką mes pastaruoju metu ir matome. Antras dalykas, numenko Jungtinių Amerikos valstijų kaip pasaulio šerifo, taip yra sakoma, arba pasaulio policininko vaidmuo. Ir čia vėlgi, America First Donaldą Trumpą, kuris buvo neprognozuojamas, kuris elgėsi keistai, pasitraukė iš visų įmanomų tarptautinių formatų, išskyrus galbūt tik tai NATO, tai jį pakeitė taip vadinamas Uncle Joe arba dėdė Joe Bidenas, ir jo kadencija dėja, bet prasidėjo tokiu vėlgi labai plačiai pasaulyje matytų per internetą, per televiziją pabėgimu iš Afganistano, kuris įvyko vos ne per vieną naktį, ir tai simbolizavo Amerikos kaip to pasaulio lyderio, kuris užtikrina tam tikrą tvarką, galios sumenkimą. Deja, bet Joe Bidenui vis dar nepavyko suvienyti Amerikos, ką jisai žadėjo padaryti, ir to pasekoje, aišku, mažėja kitų pasaulio valstybių baimė, kad štai už tam tikrus veiksmus gali būti, tu gali sulaukti Amerikos tam tikrų sankcijų, represijų ir galiausiai karo veiksmų prieš tave. Ir trečiasis, aišku, veiksnys yra vis dėlto
aktyvūs tokių blogio ašies valstybių kaip Rusija, Šiaurės Korėja, Iranas ir galų galia ta pati Kinija bandymai griauti nusistovėjusią pasaulio tvarką, griauti tą vakarų dominavimą, sakykime taip, ir vėlgi čia visa eilė dalykų, tačiau iš kur pasklido COVID-19? Iš Kinijos. Iš ko mes pirkome visas apsauginės priemonės nuo COVID-19? Iš Kinijos. Kieno Wagner kariavo daugelį Afrikos valstybių, tuos neva tai teisingus antikolonijinius karus, Rusijos, kieno troliai bandė paveikti Jungtinių Amerikos valstijų rinkimus per Facebooką, vėlgi Rusijos, kieno ginklai, kieno raketos buvo naudojami puolant Izraelį, Irano, kam mes patikime savo duomenis, jeigu naudojamės Kinijoje pagamintais telefonais arba tokiamis programėlėmis kaip TikTok, Kinijos vyriausybei, taip yra pagal jų įstatymus. Tai, iš tikrųjų, tai yra bandymas sujaukti pasaulio tvarką ir dėja, bet tomis aplinkybėmis, kokios susiklostė, jisai buvo pakankamai sėkmingas. Aš gal tik tai drįsčiau teikti, kad Rusija ir Iranas akivaizdžiai prasiskaičiavo tiek užpuldami Ukrainą, tiek užpuldami Izraelį, nes jie nesitikėjo, kad vakarai gali būti tokie vieningi, tokie susitelkę ir iš tikrųjų neįvertino to galios disbalanso, kuris vis dar palaiko vakarus stipresnius negu tos autoritarinės valstybės. Taigi, ką tokiame įkaitusiame pasaulyje veikia galingiausių pasaulio valstybių lyderiai? Jų didžiausias rūpestis dabar yra nelaimėti demokratijų ir autoritarinių režimų Armagedoną, bet tiesiog sugrąžinti kaip įmanoma taiką ir kad ta taika būtų kuo tvaresnė. Tai būtent todėl prezidentas Joe Bidenas labai nenorėjo ir pasiekė savo ir Ukraina nebuvo pakviesta pradėti dėrybas dėl NATO narystės Vilniaus NATO viršūnių susitikime. Kodėl? Todėl, kad prezidentas Bidenas nenori būti tas Amerikos lyderis, kuris bus kaltinamas išardęs NATO vienybę ir sukūręs prielaidas trečiajam pasauliniui karui. Aišku, aš su tokia nuomonė nesutinku. Aš manau, kad Ukrainos pakvietimas būtų buvęs tik simbolinis gestas, kuris ukrainiečiam pasiūstų žinią, kad štai mes jūsų laukiame, mes vertiname jūsų pastangas kovojant už mūsų išlikimą, už mūsų laisvę ir pasiūstume signalą Rusijai, sakydami, kad žiūrėk, dėl to, dėl ko tu pradėjai karą, kad Ukraina netaptų NATO nare, kad NATO neateitų arčiau Rusijos sienų, tu jau šitą reikalą palaidai, nes Ukraina jau yra pakviesta į NATO. Bet aišku, Amerikos balsas čia yra svarbus, nes bet kokio ginkluoto konflikto su Rusija ar Iranu ar Šiaurės Korėja atveju daug daugiau žūtų Amerikos karių negu mūsų karių. Ne aš pilotuočiau F-16, F-35 lėktuvus, tai darytų amerikiečių pilotai, amerikiečių kariai. Dėl to, reikia suprasti, kad kartais tas pasaulio lyderių veikimas gali būti atsargesnis, negu galbūt mes lietuviai norėtume. Būtent dėl to ir JAV prezidentas, ir JAV užsienio reikalų sekretorius Antony Blinkenas, ir gynybos sekretorius Austinas Pauvelas, ir Vokietijos kancleris, ir Prancūzijos prezidentas Macronas, ir Didžiosios Britanijos premjeras Rishi Sunakas iš karto po Hamas atakos prieš Izraelį lėkė, geriausiai tinka šis žodis, į Izraelį pareikšti užuojautą, pareikšti pilną palaikymą Izraeliui, bet užkardyti konflikto išsiplėtimą į aplinkinės arabų valstybės. Dėl to bandyta ne tik tai stovėti su Izraeliu ir tvirtinti, kad Izraelis turi teisę ir pareigą ginti savo piliečius, savo žmonės, bet ir tuo pačiu buvo bandoma tartis su arabų lyderiais, kad tas konfliktas netaptų platesnis. Būtent dėl to, sakyčiau, vyksta pakankamai dažni susitikimai su Kinijos lyderiais. Štai praeitą savaitę susitiko Jungtinių valstijų gynybos sekretorius ir Kinijos, užsienio reikalų sekretorius, valstybės sekretorius ir Kinijos užsienio reikalų ministras. Būtent dėl to planuojamas lapkritį yra Kinijos ir JAV prezidento susitikimas. Ir, sakyčiau, būtent dėl to Ukrainos prezidentas Zelenskis dar 2023 metų vasario mėnesį, kai buvo karo pradžios metinės, paskelbęs savo
taikos planą, kaip jisai mato, kad taika galėtų būti pasiekta, ten labai svarbių veikėjų įtraukė būtent Kiniją, nes, ko gero, jisai puikiai supranta, kad jeigu kas ir gali suvaldyti Rusiją arba kažką įteikti Putinui, tai greičiausiai tai yra tik tai Kinija. O tuo metu, ką veikia mūsų politinė vadovybė, tai Seimo pirmininkė apturėjo labai smagų vizitą Taipėjuje ir, aišku, tuo dar kartą suerzino Kinijos liaudies Respublikos vadovus. Ir, nemanau, kad to temperatūros užkelimo, to dar kartą paerzinimo dabar reikia tiek Kinijai, tiek pasauliui, tiek ir netgi tam pačiam Taipėjui, kuris ruošiasi kitų metų pradžioje įvyksiantiem savo parlamento ir savo prezidento rinkimam ir, tikrai nesiekia ginkluoto konflikto su Kinija. Kad šis Seimo pirmininkės vizitas buvo, ne tai kad drąsus, bet galbūt neapgalvotas, mano galva geriausiai liudija du dalykai. Pirmiausia, Seimo pirmininkė buvo prisižadėjusi jau prieš gerus keletą mėnesių, kad suorganizuos keleto ES valstybių parlamentų vadovų vizitą į Taipėjų. Deja, išvyko viena vienintelė. Mūsų valdžios atstovai, atsakingi už užsienio politiką, nuo pat pradžių mums aiškino, kad štai netrukus mes pamatysime domino efektą per pasaulį besiritančias naujas taivaniečių atstovybėmis pavadintas atstovybės. Deja, kai buvome, taip ir likome vieni. Ir tai pasaulio visiško įkaitimo metu, tikrai atrodo kaip erzinantis ir bereikalingas provokavimas, kai pasauliui iš tikrųjų dabar reikia kuo didesnės rimties, nes kiekviena klaida gali lemti didžiulį karą, kurį mes deja pajusime pirmieji. Ir štai jums labai įdomus tyrimas, kurį Maršalo fondas atliko šių metų vasarą, kaip tik prieš pat Vilniaus NATO viršūnių susitikimą. Jie apklausė 14 NATO šalių visuomenės, tame tarpe ir mūsų lietuvius, ar mes laikome save patikimais partneriais NATO sąjungininkams, kitoms NATO valstybėms, ir tada apklausė, ar jie, kitos NATO valstybės, mus laiko patikimais partneriais. Tai įdomu, kad lietuviai atsakė, kad jie galvoja, kad visos NATO valstybės įsivaizduoja, kad Lietuva yra labai patikima, pati patikimiausia NATO sąjungininkė. Turbūt čia daug priežasčių ieškoti nereikia tokiam optimizmui, nes visi gyvenome tomis artėjančio NATO viršūnių susitikimo nuotaikomis, laukiame atvykstančių NATO valstybių lyderių. Aišku, pasaulio žiniasklaidos dėmesys buvo nukreiptas į Lietuvą, taip kad mes tikrai tikėjome, kad esame patikimi sąjungininkai. Deja, kai buvo apklaustos kitos 13 NATO valstybių, tai jų visuomenės apklaustieji atstovai Lietuvą matė taip maždaug per viduriuką. Jeigu įdomu, tai patikimiausiais partneriais žmonės laikė Kanadą ir Vokietiją. Ir čia yra, toks akivaizdus įrodymas, kad mes dažnai per gerai galvojame apie save, bet ypač tai yra svarbu, žinant mūsų pastarųjų metų vienašališkus sprendimus užsienio politikoje, išjojant su nuogu kalaviju vieniems prieš Kiniją, nuolat riejantis užsienio reikalų ministrui, premjeriai ir mūsų prezidentui dėl atstovavimo Lietuvai Europos vadovų taryboje, dėl ambasadorių ir taip toliau, kas aišku nuvilnyja per mūsų NATO sąjungininkės. Taip kad tai yra iš tikrųjų nedovanotina šiuo įkaitusiu metu. Ir aš labai norėčiau, kad mūsų valdžia suprastų, kad tokiu atveju, tokiu karštų įtemptų metu, pirmiausia reikia galvoti apie diplomatijos nuspėjamumą, o ne apie tai, kaip dar nustebinti savo sąjungininkus ir savo partnerius. Tai šiandien tiek ir norėjau papasakoti. Laidą padariau trumpesnę, kad galėtumėte šiek tiek pailsėti nuo užsienio politikos. Kitą savaitę padarom pertrauką, nes būsiu išvykęs į Airiją ir paskui į Briuselį, bet užtat grįžęs pažadu papasakoti, kuogi gyvena šiuo metu Europos Sąjunga, Europos koridoriai. Taigi, ačiū jum, dėkoju už visus komentarus, kol kas jie labai pozityvus, dėl to ir Gaublys stovi prieš mane. Dar kartą kviečiu, rašykite klausimus, diskutuokime ir kurkime laidą apie užsienio politiką kartu, kur vėlgi pirmas dalykas, kuris mums rūpi, turėtų būti Lietuvos interesas. Ačiū ir sėkmės.